Labas vakaras, mėly mūsų svečiai. Truputėlį atsiprašome už techninius tokius mūsų dar neišspręstus dalykus, bet manau, kad jūs labai nepradėjote nerimauti, viskas yra gerai. Taigi mes džiaugiamės, kad jūs atvykote šį vakarą į Pasaulinio dvasinio universiteto Brahma Kumaris surengtą programą tema vidinių jėgų įgijimo paslaptys. Ar čia salėje esantis žmonės visi girdėjote apie šį universitetą? Ar yra tokių žmonių, kurie tik dabar išgirdote? Yra. Tai aš truputėlį pristatysiu universitetą, kas tai per organizacija. Tai yra tarptautinė, visuomeninė, labdaringa, švietėjiška organizacija, kuri teikia dvasinį ir vertybinį ugdymą. Universitetas yra įkurtas 1936 metais Indijoje ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau kaip 8000 centrų, kurie veikia 130 pasaulio šalių visuose kontinentuose. Universitetas yra žinomas pasaulyje, turi konsultanto statusą Suvienytų tautų organizacijos socialinėje taryboje, taip pat UNICEF pagalbos vaikams fonde. Pagrindinis universiteto tikslas yra formuoti ir tobulinti asmenybę, transformuoti ją remiantis dvasinės išminties ir moralinių vertybių studijavimu. Lietuvoje universiteto centras yra įkurtas 2002 metais ir į jį gali ateiti visi žmonės besidomintys dvasingumu, nepriklausomai nuo jų religinių įsitikinimų ir socialinės padėties. Ir man šiandien yra didžiulė garbė pristatyti mūsų svečią iš Indijos atvykusią, aišku, šiuo metu gyvenančią Vokietijoje, universiteto lektorę, visų Europoje esančių centrų direktorę, vyresnėje Radža jogos dėstytoją Didi Sudeš Sethi. Didi Sudeš yra tarsi tiltas tarp rytų ir vakarų. Ji yra apkeliavusi daugiau kaip 75 pasaulio šalis, dalyvaudama, organizuodama įvairiausias konferencijas, seminarus per televiziją, salėse. Didi Sudeš perteikia dvasinę meilę ir išmintį, pažadina gilią vidinę ramybę ir jėgą. Tai unikali galimybė pabūti štai šiame mūsų surengtame susitikime. Kadangi universitetas yra tarptautinė organizacija, tai šiandien turėtų skambėti bent 3 kalbos ir mes dabar ne visai išsprendėme, kol aš ten girdėjau koridoriuje debatus, tai kaip čia mes organizuosimės, kokią kalbą. Didi kalba angliškai, o mes nusprendėme, kad vertimas bus rusų kalba, nes su Didi kartu atvyko vertėjos iš Maskvos, kurios kalba rusiškai. Tai kalba angliškai, vertimas rusų kalba, bet lietuviai taip pat girdės irgi. Ar ne? Ne? Tai žodžiu, lietuviams padarysim taip, tie, kurie nesuprantat angliškai ir nesuprantate rusiškai, žodžiu, nei angliškai, nei rusiškai. Ar yra tokių? Yra, tai
pat mes gale tikrai pasistengsim, kad jūs irgi suprastumėt. Gerai? Ten tik truputėlį į šoną, ar kur nors į galą įsėsim. Gerai? Is it not possible that from the stage can be translation at the same time? Speaking in English and then speaking translation from the stage, whichever language? Kokios kalbos jie nori paklausti, tokia mutacija tokia. Ai, tai dar vis dėlto jau taip norim patenkinti visų pageidavimus, kad tai kaipgi vis dėlto auditoriją norėtumėte? Ar kad būtų tiesioginis per mikrofoną vertimas į lietuvių kalbą, ar vis dėlto kad į rusų kalbą? Tai kas už tai, kad į rusų kalbą? Na, pamėginkit aktyviai išreikšti norą. Kad į rusų kalbą. Gerai, ačiū. O dabar kas nori, kad tiesiogiai garsiai vertimas į lietuvių kalbą? Na, kaip ir daugiau lietuviškai pageidaujančių. Bus tada Taigi dabar aš pristatau lektorę, pasitikime mūsų gerbiamą Didį Sudeš. Ir manau, kad tada eigoje išsispręs. Good evening. Good evening. Good evening. How do you call it? Labą vakarą. Labarakara. Labarakara. Labą vakarą. Labarakara. Good evening. Labarakara. Good evening. And the greetings that we greet is Om Shanti. O mes sveikiname sakydami Om Shanti. One thing I want to, you can sit, it's okay. If I sit, then they have to dance the dance of the neck. Jo, jeigu aš sėdėsiu, tai jie turės kaklo šokį šokti. Todėl Because bandys Didis stovėti. even if I'm standing, still they have to do like this. Net jeigu aš stoviu, jie turi vis tiek
galvą judinti, kad matytųsi. And if I sit, O jeigu aš atsisėsiu, kaip tada? you cannot see me and I cannot see you. Ir jūs negalite manęs matyti, ir aš jūsų negaliu matyti. So this is also empowering the inner self, inner power. Ir čia taip pat vidinės jėgos dalykas. What is the inner wish? Koks vidinis noras? We can communicate with each other. Mes norime bendrauti vienas su kitu. And that's why the translation program is changed. Ir štai todėl vertimo programa pakeista. I was wondering, why are we not starting? All of us present here, why are we waiting? Are we waiting for some more guests? Aš stebėjausi, kodėl mes nepradedam, žmonės atėjo, laikas, gal mes laukiam kažkokių svečių ypatingų. And I said, we should start. They said, yes, we are sorting out which language we should translate. Ir pasirodo, kad šiandien dar klausimai kažkokie sprendžiami. And so certainly it's good to ask and let the feelings be openly clear, and then we can go accordingly. It's an easy way to decide. Ir gerai paklausti, ir kad jausmai būtų, reiškia, tokie patogu visiems būtų, ir mes galim surasti lengvesnį būdą. So I heard it was announced that it was going to be from English and Russian translation. Aš girdėjau, kad buvo paskelbta, kad bus iš anglų kalbos ir rusų. But then certainly the local language is a very natural language. Bet be abejo, vietinė kalba yra labai natūrali kalba. And you understand Russian as well. Ir mes vis tiek, mes suprantam rusų taip pat. And so what you decided? Ir kaip jūs nusprendėt? What have they said? They decided, Local language. Local. Yes. So we are empowering the local. Taigi mes priduodam jėgos, kad būtų. Isn't it practical? Argi tai nepraktiška? The inner power is actually, it's not the power, it's a pure wish. Vidinė jėga kas yra? Iš tikrųjų ne jėga, tai yra švarus noras, tyras noras. So that what we are speaking and what we are hearing, we are able to understand and we are communicate without any difficulty. Kad ką mes kalbam ir ką mes girdime, būtų galima suprasti be jokių dar sunkumų. Lengviau. Language is no problem actually. Iš tikrųjų kalba nėra problema. How does a child understand the language of the mother? Kaip vaikas supranta mamos kalbą? And how the mother understands the language of the child? Ir kaip mama supranta vaiko kalbą? Many of you are mothers here, no? Little baby understand the language of the mother through her eyes. Ir mažas kūdikis supranta mamos kalbą iš akių. And the mother also understands what the child wants. Ir taip pat mama supranta, ko vaikas nori. Many times close friendship, you don't need to speak. When a close friend Ir taip pat kaip yra artima draugystė, dažnai net nereikia kalbėti, ar ne? It's this language of vibrations. Tai yra vibracijų kalba. It is said face is the index of mind and heart is the window of the soul. Windows of the soul. Sakoma, kad veidas parodo. Eyes are the windows. Face is the index of mind and eyes are the windows of the soul. Sako, kad veidas parodo, kas yra galvoje, prote, o akis parodo, kas yra širdyje. And so what is expressed through our eyes? Ir kas iš tikrųjų yra išreiškiama per mūsų akis? Sometimes vibrations are more subtle than even what is expressed through the eyes. Kartais vibracijos net subtilesnės už tai, ką rodo akis. Eyes, still you have to be in front to recognize or to feel. Akis, vis tiek jūs turite būti priešais, kad atpažintumėte, į akis reikia žiūrėti. The vibrations you don't have to be just face to see. Vibracijoms jums nereikia žiūrėti veidas į veidą, kad matytumėt būtinai veidą. Vibrations are created with thoughts. Vibracijos yra kuriamos per mintis. With feelings. Su jausmais. And of course they express through the eyes. Ir be abejo, jie duoda išraišką akims. But more subtle is
whatever is happening in the mind, whatever is happening through our emotions, it is connected with our breathing system. Bet dar yra svarbiau, kas vyksta prote, kas mūsų jausmuose, ir tai net susijęs su mūsų kvėpavimo sistema. And what we breathe out, that goes in the atmosphere. Ir ką mes iškvepiame, tas ir eina į atmosferą. And so this, and then even the walls absorb the vibrations. Ir netgi sienos sugeria vibracijas. For example, if there has been a situation where been a conflict in a room, argument in a room. Pavyzdžiui, jeigu buvo situacija, kada buvo kambarį konfliktas, kažkoks ginčas. You have not heard that conflict and argument. Jūs net negirdėjote tą konfliktą ar ginčą. But you enter the room, you feel some heaviness. Bet jūs einate į kambarį ir tiesiog jaučiat kažkokį sunkumą. You wonder something that happened here. Ir jums atrodo, kažkas čia vyko. At the same thing, if something happy, very joyful or pleasant has happened, it's a kind of fragrance that spread in the atmosphere. Ir taip pat, jeigu vyko kažkas labai džiaugsminga ir laiminga, tai toks lyg irgi aromatas kitoks pasklinda atmosferą. So happiness and sadness, both are silent energies. Ir laimė, happiness and silence. And sadness, sorrow. Laimė ir liūdnumas. Abu yra, reiškia, tas aromatas, energija. It is not spoken. Tai ne žodžiais ištariama. But one can feel in the atmosphere through vibrations. Kiekvienas galėtų pajausti toje atmosferoje per vibracijas. And how it was created? Ir kaip tai buvo sukurta? It is the thought of sadness, the thought of weakness. Arba liūdna, arba silpna mintis. It has been repeating in the mind again and again and again. Ir tiesiog buvo kartojama prote vėl ir vėl, tiesiog sukama prote buvo tam. And anything which rotates again and again, it becomes intense. O viskas, kas sukama vėl ir vėl, tampa intensyvų. Very simple thing if you are riding a cycle. Bicycle. Jo, taip kaip dviračio, ne, kaip važiuojat, kaip visur sukasi ratukai ciklas. Now you move and your pedal is according to the speed, how you are spinning the wheel, your speed is fast. Ir greitis nuo ko priklauso, taip kaip jūs minate pedalius. Stipriau pedalus minate, greitis didėja. Your car, according to the power, according to how you accelerate it, according is the speed is powerful and fast. Ir automobilis priklausomai nuo to, kokį greitį suteikiat, kaip spaudžiat koją, ir toks greitis. Invisible or visible thing, the energy, the heating, circulating, it becomes warm weather. Air circulating, water circulating, cool weather, air condition. Taip pat kaip ir su ta matoma, bet ir nematoma energija, kai jinai greičiau sukama, jinai tampa stipresnė. When it is still, it's not creating the vibrations. When it is still, for example, the fan is not rotating. The fan is not rotating. It's not creating the. Jeigu stovi, nieks nesisuka, tai reiškia ir nesukuriama energija. Exactly, it is the same inner energy. Lygiai tas pats vyksta su vidinė energija. The walls are made with the same material. For example, if you go in a prison. Ir sienos iš tos pačios medžiagos, bet pavyzdžiui, einat į kalėjimą. You are not prisoner. Jūs ne kalinys. You have just come to see somebody. Jūs tiesiog nueinate kažką pamatyti. Now, the atmosphere of a prison. You go at a police station. The vibrations at police station. Taigi, ten kalėjime tiesiog kitokia atmosfera, ne kalėjimo. Nueinate į policiją, policijos jaučiat atmosferą. You go at a pub and a club. Nueinate į klubą kokį arba į pubą irgi taip. Now the buildings are made of the same material. Bet pastatai pastatyti iš tų pačių medžiagų. The energy is a totally different, with a different kind of. Somewhere is fear, somewhere is antagonism, somewhere is reactions. O energija jaučiama kitokia. Priklausomai nuo to, ne, vienur baimė, kitur dar kažkokia tai nors pastatai. The hatred in the atmosphere. Arba net neapykanta atmosferoje. Police station, fear in the atmosphere. O policijoje baimės atmosfera jaučiama.
Same building, same material if you go in a church or you create a meditation room. Ir taip pat iš tų pačių medžiagų pastatytos bažnyčios ir net meditacijos kambariai. Even if you are not there, because you have been meditating there, the atmosphere of that room, of that silent sanctuary, Ir jeigu jūs tenai medituojate ir lankotės ir kokia ten sukuriama atmosfera, net nekalbat tyloje. in your own home, if you are in a kitchen, what kind of atmosphere and vibrations Jūsų are? pačių namuose, virtuvėje, kokia atmosfera sukuriama. Go to your bedroom. What kind of atmosphere in your bedroom? Ir nueikite į miegamąjį, ten vėl kažkokia kita. Or in your sitting room. Arba svetainėje. Yra visur tos. Have you noticed that? Ar jūs pastebėjote šitą kambarių net atmosferos skirtumą? Now you are the same person, but your thought pattern, your feelings, your emotions, Ir tas pats žmogus gali, reiškia, migruoti, bet jūsų mintis, jausmai is influencing the walls, the atmosphere. veikia net sienas ir atmosferą. And so now empowering the inner powers. If the topic tonight is kaip įgyti daugiau tai vidinės jėgos, turėti daugiau vidinės jėgos. so what is it? If I want to empower the inner powers, I have to understand what I mean by inner. Kaip aš noriu įkrauti tą vidinę savo jėgą ir ką aš suprantu tą vidinę jėgą. So is it I want to have my heart very powerful, my brain very powerful, my digestion system powerful, Ar aš noriu, which is inside my body, my organs powerful? Ar aš noriu, kad mano širdis, mano, reiškia, smegenis ar kvėpavimas, plaučiai, ar mano tiesiog irgi kas viduje, vidiniai organai būtų stipresni? Of course, I want to keep myself healthy. Be abejo, aš noriu save išlaikyti sveiku. But are we speaking here about these physical organs of the body, empowering the inner power? Bet ar mes kalbame iš tikrųjų apie tos fizinius organus, kada sakome, kad įgyti vidinės jėgos? Shall I speak about Ayurvedic? Ar man reikia apie ajurvedinę sistemą dabar jums kalbėti? Some medicine so that can empower the physical organs? Ar apie vaistus, kurie gali priduoti stiprybės fiziniams organams? Or shall I speak the inner powers, empowering the inner powers? Ar man kalbėti apie vidinę jėgą, kaip ją padidinti, kaip turėti? When I am understanding the inner powers, empowering the inner powers, then I am automatically able to empower my inner energy of this body as well. Bet kai aš kalbu apie vidinę jėgą ir kai aš rūpinuosi ją, tai aš to pačiu duodu ir daugiau vidinės jėgos ir kūnui, ir jo taip patiems organams. So when we are speaking about the empowering the self, it means healthy, wealthy, happy and wise wisdom. We want to empower 4 areas of our life. Ir kada mes kalbame, kad padidinti tą vidinę jėgą, vidinę stiprybę, tai kalbame apie 4 dalykus. Apie sveikatą, apie Health, wealth, happiness, turtus, wisdom, laimę ir išmintį. relationships. Santykius taip pat. Or other you can say mind, Gali sakyti taip pat ir protą, wisdom, išmintį harmony in relationship, ir taip pat harmoniją santykius. and powerful to face the situations outside in the world. Ir taip pat kaip pakelti įvairias situacijas pasaulyje. So then we can empower ourselves that we are not affected and influenced by the situations which are here now at this moment, creating so much tension and worry in our life. Ir mes norim taip pat dar kalbėti apie tą vidinę jėgą, kuri mus apsaugo nuo didelio poveikio ir nuo jautrumo tom visom situacijom ir dalykams, kurie vyksta pasaulyje, kai daugiau auga įtampos. And so when I am speaking about inner power, so I have to understand first what is the meaning of inner. Ir kai aš kalbu apie vidinę jėgą, visgi aš turiu suprasti, kas tas ta vidinė. Deep within yourself. Giliai manyje, taip. According to our machinery, our scientific areas, we can have the photograph of all the organs. Ir dabar jau mokslas ir visa, reiškia, fotografijos ir viskas leidžia pamatyti visus vidinius organus viduje. What it is that machinery cannot photograph?
Tai kas ten yra, ko jokia mašinerija, ko jokie mechanizmai negali nufotografuoti. Only you can photo. You yourself can photograph, but Ir machine galite cannot. tik tai jūs pats nufotografuoti. What is it? Kas tai yra? What is within you? Kas yra ten jumise, viduje? What it is that you say with a natural feeling of my. Ir apie ką jūs sakote su tuo tada natūraliu jausmu mano? In fact, there are 4 types of my, you say. Iš tikrųjų, irgi 4 rūšių, kai jūs sakot mano. The first type of my body, right? Pirmiausia, jūs sakote mano kūnas. And so I'm not speaking about my body because that is visible. That's not inner, that is external. Iš tikrųjų nekalbu, nes tai yra matoma, ne, tai išoriška. Second type of my is my relatives of my body. O kitas mano giminės, mano kūniški giminės, taip, mano. This personal type of my is my personal property. I want to keep it healthy because it is very useful for me. Body. My own body. This is my personal Ir property. tai mano asmeninė nuosavybė, mano kūnas. Ir aš noriu, kad jisai būtų geras, nes visgi tai man svarbu, kad jisai gerai veikia. But this my, why I call it personal property? Because even if I have a lot of love and mercy for a blind person, for example, a blind person. Jo. Now that blind person cannot use my eyes. Ir jeigu aš kodėl kalbu, kad tai asmeninė nuosavybė, aš galiu reiškia mylėti ir stengtis dėl aklo žmogaus, bet tas aklas negali panaudoti mano akių. I can sleep for 4 hours and I say, okay, please, I am going to sleep, I am not using these containers of light, please borrow it and go and see the world. Dabar Can anybody do that? Aš galiu tai padaryti, sakyčiau, pavyzdžiui, aš dabar einu miegoti 4 valandom tai ir nenaudosiu tų savo akių, tai paimk pasiskolink tu aklas, reiškia 4 valandom. My eyesight is bright and you don't have light, okay, go and see the world. Possible? Mano akis, reiškia, mato šviesą tavo, ne, tai panaudok mano akis ir pamatyk viską. I can empower, as my organs are powerful and empowering other organs. No? Ir aš negaliu savo organų jėgos suteikti kito organams. My grandfather cannot walk and I can walk, so I cannot say borrow my legs, I am going to run. Ir mano senelis nebegali vaikščioti, bet aš galiu ir aš negaliu seneliui pasakyti paskolinsiu tau kojas arba kad tu paeitum truputį. The child can run, can give the legs to grandfather. Taigi vaikas taip bėga, tai galėtų seneliui paskolinti kojas. So it is personal property, personal mind. Ir šičia yra jau asmeninė nuosavybė, tai? And so, of course, when I take care of it, I make right use of it. It is empowering myself. Ir be abejo, kai aš prižiūriu, gerai naudoju, tai duoda, reiškia, man jėgos. When I'm misusing it, I'm decreasing the energy of it. Bet jeigu aš neteisingai naudoju, aš mažinu jų energiją, jų jėgą. But the subtle energy, I was speaking about 4 types of my, let me finish this. So second my is my which can be shared. My eyesight cannot be shared by somebody else. Antrasis tas mano, pirmas buvo kūnas, kurio negaliu pasidalinti. Antras yra tas kažkas, ką aš galiu pasidalinti. Of course, when I die and I donate, before I die my eyes can be used, then it is not my eye. My liver can be, my kidney I can donate, but it is not kūno mine. galima pasidalinti, pavyzdžiui, prieš mirtį, ne, aš mirštu, dar jie neblogi, tai kažkam galima panaudoti. So, but they cannot be shared, what I want to say Bet is... pasidalintis tuo metu abiems sunkiau, mes negalim tuo metu abu dalintis. But my mother is my mother, and my sister, and my brother also. My mother, my brother says, yes, she is my mother as well. Jo. My sister says, she is my Bet mother dalintis as well. galime su broliu mama, taip, ir brolis sako mano mama, ir aš sakau mano mama, ir seserį galim bendrą turėti. So we both have the equal power of love or attention, no? Ir mes abu turime tiesiog tą vienodą meilę arba teisę į dėmesį, į meilę vienodai. The power of relationship. Čia yra tokia santykių jėga. The third type of power is the power of transferable power. Third power. The first was body, second body relation. Third is transferable power, that is property. O ta trečioji yra jau permatoma jėga. For example, property. Arba ne. Business. Kurie galima perkelti, žodžiu, nešti, nunešti, judama turtas. Today I have a nice house.
My family has now gone everywhere, different places, and house is very big. I sell it, no? The house still remains, but it is not mine. Jo, yra namas, sakykime, turtai visi jau prasideda, ne apie gyvi dalykai. Ir ten kažkieno, bet aš negaliu jį parduoti, jeigu jisai nėra mano. Jeigu ir nenaudojamas. I have good business, and now my interest is not in it, I sell it. Somebody else is running that business, is not there anymore. The business still is there, the company still exists. Jo, arba savininkas gali pasikeisti. Yra biznis, aš kažkam perleidžiu, biznis vis tiek yra, bet savininkas gali būti jau kitas tada. It is transferable. Reiškia, jisai yra perduodamas. The fourth type of my personal property is my mind. O jau ketvirta rūšis mano asmeninės nuosavybės yra mano protas. My ideas. Mano idėjos. My feelings. Mano jausmai. My emotions. Mano emocijos. My realizations. Mano suvokimas. My experience. Mano patirtis. My memories. Mano atmintis. This is subtle. Ir tai jau yra subtilu. Whatever is happening inside me, maybe through my face, through my eyes, some expression is there, but what is deep within me, kas vyksta manyje, galbūt tai matoma per akis, per mano savijautą, bet kas visgi yra giliai manyje. now it's up to me. I want to make it weak, positive, negative, strong. What I want to me, it's me, my own self. Ir būtent nuo manęs priklauso, ar tai, ką reiškia aš jaučiu ir galvoju, ar padarysiu tai stipru, ar silpna, ar kokios reiškia tai bus kokybės. And so empowering the self, empowering the inner power is the power of the living being that makes me live and helps my body to move. Ir tas tiesiog savo vidinės jėgos įgijimas ir sustiprinimas yra tai, kas duoda man jėgos ir taip pat mano kūną geriau judina. When I, the living energy, am here in the body, Kai aš tą gyvoją energiją su kūne, my body is functioning. tada mano kūnas ir veikia. This inner being, inner power is called light. Ir ta vidinė būtybė, ta vidinė jėga yra vadinama It's a metaphysical energy. Tai metafizinė energija. And when this light is gone of this life, it is said the light is gone, the life is gone. Ir kai šita energija išeina, tai nebelieka ir gyvybės, gyvenimo nėra. So that light is empowering the body. Taigi šita šviesa suteikia jėgą kūnui. As soon as the life is gone, the light is gone, the body decays. It is dust into dust. Taigi, kai ta šviesa gyvenimas išeina, taip pat kūnas pradeda gesti. There is heart in the body, Yra širdis kūne. dead body, there is a heart in the dead body, Ir but dar there is širdis, no feelings in it. bet jau jausmų nebelikia. Širdis dar yra, bet jausmų nebėra. There is brain in the body, Yra dar smegenys kūne, but no thinking and understanding in it. bet nebėra galvojimo ir suvokimo. Organs are there, Organai dar visi yra, eyes cannot see, ears cannot hear, bet akis nebegali matyti, ausis girdėti. where is that power gone? Kurgi ta jėga dingo? The empowering energy is not there. Taigi ta viską įgalinanti jėga energijos nebeliko. Even because the use, it is just like this, you can compare it, this body is a machine, auto, car, whatever you call it, and you are driver. Galite tokį duoti palyginimą, kad visas tas kūnas yra kaip automobilis, o jūs tiesiog kaip vairuotojas. It's not moving anymore. Ir jis stovi, nebejuda mašina. That car can still stay a few days good, but then this body, it begins to decay very quickly. It turns into dust. Automobilis be vairuotojo gali pastovėti, pabūti ilgiau, bet kūnas, kai jau išeina ta energija, tuoj pat pradeda gesti. So what do you want to empower? So then our life, when we are here, is also healthy, and our relationship, the second type of my, is also harmonious. Ir kai mes
esam viduj ir kai mes sveiki, tai mūsų ir santykiai yra harmoningi ir geri. And so when whatever situations are in front of us, whatever decision we take, whatever solution means the problems we are solved, we are satisfied and happy with that. Ir kokios situacijos būtų, kokie mūsų sprendimai, taip mes ir jaučiamės. Ir mes nuo tų sprendimų galim būti laimingi. So it means empowering my mind. Tai reiškia, kad aš suteikiu jėgos empowering my intellect. Savo protui, savo intelektui. And empowering my values in life. Ir taip pat suteikiu jėgos savo vertybėm gyvenime. That is enhancing my personality. Ir enhancement in my personality, growth, development in my personality. Tai reiškia mano asmenybės stiprėjimas, augimas. So in that body there is a heart but not mind. So when I am here, when I am alive here, I want to first understand what the mind is. For example, if you want water and somebody says, put the water in the glass, I need to know where is glass, so that I can fill it with water. Taip, aš galiu suprasti, reiškia, kur smegenis, kur širdis, bet aš kol gyvas, aš noriu suprasti, kur tas protas. Ir kai kas nors sakytų, įpilk vandens, aš norėčiau matyti, kur ta stiklinė, kur man įpilti. And my glass is empty, I need to know where is water, so that I can fill in it. Ir jeigu mano stiklinė tuščia, aš turiu žinoti, kur tas vanduo, kad aš galėčiau įpilti į stiklinę. When I am aware I have the source, I don't only fill it myself, I fill it for other person as well. Ir kai aš žinau, kur tas šaltinis, aš galiu ne tik savo įpilti, bet aš galiu ir kitam įpilti, nes aš žinau, iš kur šaltinis. And so when my own mind is clear, I am able to communicate with others with clarity. Ir kai mano paties protas yra aiškus, aš taip pat galiu aiškiai bendrauti su kitais. When I am positive. Ir kai aš esu teigiamas. So empowering my mind means creating positive, pure and powerful thoughts. Ir suteikimas savo protų jėgos reiškia duoti jom teigiamas, tyras, tokias švarias ir stipres mintis. So the first inner power of the inner being is the mind. Ir ta pirmoji vidinė jėga gyvosios būtybės yra protas, protė. So as you think, so shall you become. Thinking, no? Ir sakoma, kad ką galvoji, tuo ir tampi. If I think about fear, jeigu aš galvoju apie baimę, the fear is increasing. Ir baimė auga, didėja. I'm thinking about others. Why this person is doing like that? How can he do that? I'm becoming more negative and negative, anger will increase. Ir jeigu aš galvoju apie kitus, kodėl tas žmogus tai ir tai daro, ir pradedu neigiamai galvoti, tai mano tie neigiami jausmai stipriai auga. And so, introspection in order to empower myself so that I can communicate with others with clarity. Introspekcija yra tiesiog pasižiūrėjimas į save, kas vyksta, kas mano viduje, kad galėčiau aiškiai su kitais bendrauti. I need the light of knowledge. Ir šitam reikalinga žinių šviesa. And it is my intellect that can grasp knowledge. Ir būtent mano intelektas yra tas, kuris pagauna, supranta žinias. Understanding. Supratimas. And when information we have, information does not give us power. Information gives us some kind of, creates interest. Informaciją mes turime, informacija iš tikrųjų neduoda mums jėgos. Informacija gali mums sukelti kokį susidomėjimą. But when I understand something better. Bet kai aš kažką geriau tikrai suprantu. Now, not only interest, it creates a kind of courage in me to explore it more. Ir tai tada sukelia ne tik susidomėjimą, bet atsiranda ir narsa, tai geriau patyrinėti. That's why we send our children to the school, we study, and when the understanding is there, the interest increases, enthusiasm increases. Ir todėl, kodėl mes to savo vaikus ir į mokyklą, ir siunčiame ten, kad jie kažką suprastų, nes jeigu jie supranta, tai tada jų entuziazmas taip pat auga. So understanding and interest then makes you to do experiment, something, exercise it. Ir susidomėjimas, ir supratimas jau leidžia jums daryti pratimus, eksperimentuoti su tuo. And when you are exercising it, you are experiencing it. O kai jūs kažką patiriate,
Kai jūs darote kažkokius tai bandymus, jūs patiriate. Now your experience has become power. O patirtis tampa jėga. It's not a packet that you have eaten, but your thoughts and experience has become a power. It's not the external food, it is the food for the mind. Ir ne tai, ką jūs suvalgėt, kokį kad ir sveiką maistą, bet tai, ką jūs pagalvojote, ką jūs galvojate, suteikia jums vidinės jėgos. Empowerment for the intellect. Ir būtent stiprina jūsų suvokimą. And your own values in your life is the empowerment of your personality. Ir jūsų esminės tiesiog vertybės yra būtent jūsų asmenybės stiprinimas. And so 3 faculties of the inner being, the mind, intellect and personality, are called powering the inner powers. Ir ta vidinė jėga iš tikrųjų tie 3 instrumentai, 3 tokie protas, suvokimas ir asmenybė. Visi 3, jie suteikia vidinės jėgos žmogui. And the method is introspection, turn within. O būdas yra ta introspekcija, tai tiesiog atsisukimas į save, stebėjimas savęs. Because it is very easy to inspect others, correct others, criticize others. Labai nesunku kitus tyrinėti, taisyti, kritikuoti. And what is happening? We spend a lot of energy of what other people should do. Ir kas atsitinka? Mes tiesiog prarandame daug energijos, galvodami, kągi tie kiti žmonės daro. We are not empowering others, but in fact we are losing our own power, how we behave and how we react. Ir įdomu, kad galvodami apie juos mes jiems neduodame jėgos, bet mes tik prarandame savo jėgą, savo vidinę jėgą. In order to empower the self and empower others, through inner inspection we change the attitude. Ir tam, kad visgi suteiktumėm savo vidinės jėgos, ir ta introspekcija reikalinga tam, kad mes pamatytumėm ir pakeistumėm požiūrį. We check our feelings. Mes tikriname savo jausmus. We check our emotions. Mes tikriname savo emocijas. And so when intention, feelings, emotions are based with good wishes, we are able to empower others. Ir tos intencijos, jausmai ir emocijos, kai jos pamaitinamos ryškia gerais linkėjimais, visa tai auga, stiprėja vidinė jėga. Because it is other person feels that it is good for them. It's a natural closeness, connection, relationship. Nes tada kitas žmogus kaip tik pajaučia tuose tavo jausmuose, kad tai gerai jam. Ir per tą gerumą jaučiam atsiranda artimesnis ryšys. Because the value, what you are giving to others, is value based on love. Todėl, kad ta vertybė, kurią jūs duodate kitiems, tada jau atsiremia į meilę, pamaitintą. And in that what it is, you see the situations that there is not right, but you don't take the influence on it, you let go the wrong thing and you give the power to transform it. Ir taip pat, kai jūs matote, kai kažkas neteisinga, ne visai teisinga, jūs neįsileidžiate ir negalvojate, bet jūs tiesiog paleidžiate ir tuo pačiu duodate irgi taip pat jėgos, kad tai gerai vyktų. Instead of criticizing, you correct it. And that correction. Ir ką jūs padarot, vietoj to, kad reiškia kritikuotumėt, jūs tiesiog pasitaisot, jūs vidiniai pataisot savo požiūrį. One is correction given with criticism, other correction is given with guidance to help to learn them how to correct it, how to make it next time better. Vienas dalykas pataisyti yra kritikuoti, o kitas dalykas reiškia padėti, kad būtų geriau, rasti būdą, kad kažkas gerėtų. And so it means empowering the other person to use their own energy, their own strength. Ir tada yra, kad tu gali suteikti jėgos kitam, surasti jam pačiam vidinės jėgos geriau daryti. And you are empowering your own good wishes and your love, because then it is, love is caring, sharing, giving something to others selfless. O jūs rūpinatės, kad suteikti jėgos savo geriem linkėjimam, meilėm, reiškia šitam suteikti stiprybės, ir tada eina į kitą, reiškia, tą gerą jau energiją su gera intencija. So this living energy, which is the inner being, inner power, has 5 basic powers in the self. Ta gyvoji energija, ta, kuri yra tas gyvasis viduje, ta vidinė jėga,
Jinai turi iš tikrųjų, galim sakyti, penkias jėgas. And when these basic powers are empowered, it is the star of this fortune is shining. Your energy shines. Ir kai šitos 5 jėgos iš tikrųjų yra, jos reiškia sustiprėja, tai sakytum, kad ta siela reiškia, kad ta žvaigždė tiesiog pradeda šviesti. And these 5 powers are called knowledge. Ir tos 5 jėgos yra žinios, The power of peace, ramybės jėga, the power of love, meilės jėga, the power of purity, skaistumo jėga the power of happiness. ir laimės jėga. Knowledge, Žinios, peace, ramybė, purity, skaistumas, love, meilė and happiness. ir laimė. When these 5 are empowered together, Ir kai šitos 5 turi jėgos kartu veikia, then inner power gets many other powers to handle the situations in the world. ir tada ta vidinė jėga įgyja, reiškia, iš jos išteka daug įvairių, atsiranda jėgų, kad galėtum pakelti įvairiausias situacijas gyvenime. For example, when the power of understanding is clear, the knowledge is clear, Kada, pavyzdžiui, supratimo jėga stipri, kada aiškios žinios, you accept things easily. jūs lengvai priimate dalykus. You are able to, when the power of love is there, you appreciate from your heart. Ir kada meilė yra, jūs taip pat tiesiog galite priimti ir geriau suvokti širdimi. You encourage others. Jūs tiesiog stiprybės kitiems suteikėt. When the power of peace is there, you have natural patience in you. O kada yra jumise, reiškia, ramybės jėga, jūs turit natūralią kantrybę. And then this energy is very gentle and the flow is very like a river, clean, moving along, creating the nice atmosphere. Ir tada ta energija labai švelni, jinai teka tokia kaip kokia švelni, rami upė ir jūs kuriate gerą atmosferą, jėga yra tokia rami. So power of purity is there that you are not influenced, unpolluted mind. Just like a lotus flower, it grows in the mud but stays above the mud. Skaistumo jėga jūs apsaugo nuo įvairių tiesiog teršalų, nuo kitos įtakos ir jūs išliekate ramus. It is not that you have to become powerful to go away from wherever you are. You stay there, but the power not to be influenced by the Ir tada situations. ne ta jėga, kad jūs ten, kur jums kažkas nepatinka, jūs turite jėgos pabėgti, bet ta jėga, kuri leidžia jums išlikti ten, toje situacijoje ir išlikti rami. Power means to transform the situations. Jėga šiuo atveju reiškia perkeistimą situacijos. Not with fight. Net kovojant. Just like natural, the light, have you ever seen light fighting with the darkness? Ar jūs kada nors matėte, kad šviesa kovotų su tamsa? Have you ever seen the warmth, fire fighting with the cold? Kaip ten ta kova šviesa su tamsa, kad vyktų? The good smell with bad smell fighting? Arba matėt, kad blogas kvapas su geru kovoja? You spread the fragrance, automatically bad smell is gone. Kai jūs nešate gerą kvapą, automatiškai tas blogas dingsta kažkur. So this peace, love, purity, wisdom, this is the inner power which empowers the self by keeping this purity free from pollution. It transforms. Tos visos jėgos, tos 5, ne, kur paminėjau, jos kartu tokią sudaro stiprią vidinę jėgą, kad neleidžia jums užsiteršti. And so it means, why this power is not working? Ir kodėl šitos jėgos neveikia? It's there, but we are not conscious. We don't switch it on. Žinot, jos yra ten mūsų viduje, bet mes tartum nesąmoningi, nemokam jų įjungti. For example, if you want to, you come in the room and you switch on the switch and the light is not there, you say, oh, power cut off. Because it is not working, the proof it is power is off. Jo. Jūs einate į kambarį ir norit mygtuką uždegti ir nėra šviesos, jūs sakote, o, nėra šviesos. Reiškia, turite omeny, kad jėgos nėra, kad paduotų šviesą, kad jinai įsižiebtų. And so you, the living energy, are living because walking, talking, eating, moving. So I am existing here. But why these powers are not working? Bet ir čia taip pat, gyvoji energija dar yra, jūs einate, kalbate, veikiate,
Bet kas yra, kad šitų jėgų nėra? They are working negatively very quickly, but positively very weak. Einate labai greitai, bet dėja neteigiamai galvojate. Because it's become polluted and power is lost. Todėl, kad mes užteršėm, įsileidom tą taršą ir tada atrodo, kad jėgos prarastos. It means its original property is changed, its value is changed. Taigi ta prigimtis tikroji pasikeitė ir vertybės prarastos. Same mind, when it has become negative, is worried, it creates tension. Tas protas, kada jisai neigiamas arba kada jaudinasi, jisai sukuria įtampą. Fear, Baimė atsiranda, anger, pyktis. and then you feel weak. O tada jūs jau pasijaučiate silpni. Anger is very forceful, but it is weakness. It cannot actually handle the situation. Ir atrodytų, pyktis labai stiprus, bet tai yra silpnybė ir nebegali tvarkyti su situacija, nebesusitvarkyti. So what is mixed in it? Ignorance is mixed in it. Ir žinot, kas ten įmaišyta? Nežinojimas. Real identity is forgotten. Ir tas jūsų tikras identitetas. I'm not putting power where I have to put. Esate pamiršta ir aš neįdedu jėgos ten, kur turiu įdėti. Instead of putting water in a glass, I'm putting somewhere around the glass. Or glass is, lid is on it and water does not go in it. Taip paprastai, kad tą vandenį pilu nebe į stiklinę, o aplink kažkur laistau. Ir stiklinė tuščia ir vandens nėra. And so we are, from the moment we took birth, our parents of the parents, generation after generation, our true identity is not being introduced to us. Ir įdomu yra, kad nuo to momento, kai mes gimėme, ir tėvai, ir mes negalėjo mums nepristatytas yra mūsų tas tikrasis identitetas, kas gyvas aš esu. The child is born. Vaikas gimsta. What a lovely girl is born. O, kokia miela mergaitė gimė. Lovely boy is born. Koks mielas berniukas, koks puikus. The first impression is on the body. Ir pirmas įspūdis yra į kūną. The child is introduced again and again. You are a girl, you are a lovely girl, you are a lovely boy. Ir vaikučiui sakoma, kad tu esi mergaitė, tu berniukas, ir jam vis primenama. No, I am being given the identity of my auto, my machine, not me. Taigi, man buvo sudarytas mano tos mašinos, mano to judančio kūno identitetas. And very well understanding of this is your eyes, this is your ear, this is your hand, this is your nose. Ir viskas apie kūną, čia tavo akis, čia tavo ausis, čia tas, čia tas. But who are you? Bet kas tu esi? A beautiful living energy. Ta labai graži gyvenanti A pure being. Skaisti būtybė. A loveful soul. Mylinti siela. A divine intellect. Dieviškas intelektas. Benevolent personality. Palanki asmenybė. These things we don't teach our children. Ir šitų dalykų mes nemokome savo vaikų. We don't empower them to become aware of their inner powers. We compare, your brother is clever, you are stupid, he is good in maths, you are not good. So immediately focus on their weakness, not on their virtues. Ir mes nestiprinam šitų vaiko jėgų. Mes tiesiog lyginam su broliuku, mes sakom, tas protingesnis ar kažkas geriau daro, bet mes nestiprinam ir neprimenam jam jo vidinių jėgų. And so first we focus on their weakness and then we want to remind their virtues. Now the power is mixed with infinity complex and superiority complex. Silpnybė ir tada reiškia atsiranda kažkoks, tai jeigu dar kritikuojam, ta silpnybė atsiranda arba giriame, atsiranda nepilnavertiškumo arba kitas kompleksas. And so they begin to fight with each other. Ir jeigu vienas giriamas, kitas taip, jie pradeda kovoti vienas su kitu. Tension is increased in more rather than happiness. Ir daugiau didinama įtampa negu laimė santykiuose. And so we do not know, because of consciousness of the soul is not there, only the body is there, we use only the outer skills but not the spiritual powers. Ir šitaip žiūrėdami į kūną mes naudojame gebėjimus, tiesiog sugebėjimus, bet ne vidinės jėgas. And so, though it is the soul is angry, getting angry or criticism, is not the mouth only speaking, it is the living energy, the mind, the feelings are speaking. Nors tai yra siela, iš tikrųjų taigi ne burna
šneka ir net tos akis mato, ten vidinis kažkas, tai visą tai jaučia. But the power of body, matter is influencing it. Bet kūno jėga, materija veikia sielą. And so the real power is decreasing. Ir tada tos tikrosios jėgos taip pat savo ruštu mažėja. For example, I have water here. Pavyzdžiui, aš čia turiu vandenį. It's clean, Jisai švarus, šviežias, cool. vėsus. It is drinking water, it's healthy water. Tai geriamas vanduo, tai sveikas vanduo. It's so clear that it is so transparent, I can see my hand from the other Tai side. toks aiškus ir permatomas, kad aš iš anos pusės galiu matyti savo ranką. Now, in the same water, a little bit dust is mixed in it. Ir tam pačiam vandenį gali būti truputį dulkių maišyta. Now, is it drinking water anymore? Ar jis ir toliau geriamas vanduo?